Šiandien spalio 31. Galvoju, kokią temą. Taigi tema pati ši diena. Toks jausmas, kad būčiau apvyniota tokia šlapia paklodė uždėta, tokia šlekšta. Ir viskas. Bandau suprasti, iš kur. Čia ta ir oro drėgmė, ir sunkumas, ir svoris kažkoks užmestas. Kažkaip užspausta erdvė, matau labai kaip suspausta, kokį tai suspaustas laukas, bendras susierzinimas, didelis nerimas, nelaimės, kažkaip netelpam rankomis visi vieni į kitus, mūsų energetiniai laukai. Netelpam erdvėj. Atrodo spaudžia ir mes leidžiamės, spaudžiame, pasiduodam tam spaudimui. Reikėtų išeiti iš to savęs tokios būsenos ir žingsnį atsitraukti ir pasižiūrėti iš šono ir įsiplatinti. Dėl to, kas šiandien vyksta, kaip tu jautiesi, dėl to, kaip jautiesi. Biškutėlį atsitraukti iš šono. Žinoma, tas visas primestinė marketinginė šventė, visa čia nes bla bla bla. Tik tiek, kad vaikams prieš atostogas paskutinė diena. Jie čia jau nori atsipalaiduoti biškutėlį, laisviau įeiti į vaizdą. Ne vaizdą, į ritmą kažkaip tais. Matau tokius sūkurius kažkokius tais. Čia Europos didyje. Kažkaip ištraukinėjama kažkaip tais. Ta energija tokia kaip uolai įkalti ir kaip ištraukti. Kažkas ištraukinėjama čia, galbūt nuo magijos eina. Kažkokie ritualai, nes buvau pagalvojusi ne vieną kartą, kad tik apžvelgti, kas čia su ritualais vyksta. Ar jie čionais kažkaip arba užsikavoja, arba nelabai matosi smarkiai. Bent jau tas dažnis, kurį mes dažniausiai matom, susekam, pažįstam, atrodo kaip nuėję į kažkokį požemį, kad nebūtų susekti kažkokias apsaugas susidėję. Jie ten taip jau pasikaustę, atrodo sutelkia visą dėmesį. Jau iš paskutiniųjų kažkaip tas atributikas tokias kažkokias stipresnės, juodesnės išsitraukia, kas dar likę. Matau, tos atributikos tai taip kaip ir visi dalinė esam, tai kas valią pareiškia, kas kelutę, kas ką. Dar keletą turi tokių kaip kišeniai pasislėpę tokių lūzerių ar dar kažką tais ir traukia kažkokius ligos eina.
kiršina pyktis kažkaip alkoholis. Aplinkui nelabai yra, bet tas toks potraukis į alkoholį žmonėm ateina. Kažkokie dūmai paleisti. Atrodo, įkvėpi ir toks apsvaigęs gaunis. Jeigu dar su alkoholiu, sureaguota dar kažkokiu medžiagu, negatyviose mintyse paskendęs, tai toks sunkumas, toks svoris susidaro, visų suka apsuka, ardo iš vidaus kažkaip tais. Jungiasi per gyvybinės energijos, bandau dar paskutinę nugręžti. Žiūriu, valda aplinkoje ir yra kažkokios, kas bandytų tas ritualus. Toks pasipriešinimas, nes vis tiek čia ne mūsų krašto. Ne mūsų krašto tradicijas nėra mums būdinga šitus portalus atidavinėti. Iš tiesų, tas laukas kažkoks energetinis išretėjęs, kaip sako, suplonėjęs tas sluoksnis. Čia rudenį metu būna, tai aš matau tokį kaip išretėjusį, kur lengviau susisiekti su gidais, su protėviais, su kita informacija, praeina lengviau. Tie ritualai kažkaip grūdami lauk. Yra tas apeigos kažkokios, tos organizacijos, kad ten kažkaip kaip Valpurgijos būtų, tai čia antivalpurgijos kažkoks priešingas reikalas. Naudojasi, bet žinau, kad šita diena, bet čia ne per tą tradicinę šventę, čia dar kitaip eina. Kažkokios irgi tradicijos, bet kitokios, prašoma kažkaip daiktų palaiminimo, kažkokio jėgų suteikimo, informacijos suteikimo, kažkokie kerštai visokie, kažkokie iki pareikalavimo eina, kalba žodžiai, pareikalavimo. Kažką paaukoja ir sako iki pareikalavimo. Su demonais tas sandėris sudarytas, tas toksai paaukojimas. Nes tiems tas sluoksnis suplonėjęs ir tas ateina, vienu žodžiu. Kur koncentruosiuosi, ką mintyse eisi, tas ir ateis. Kažką darau irgi, eterinėje erdvėje, ardau tą visą lauką. Tas demoninis sluoksnis visas kažkaip izoliuoju. Kažkaip tas magijos sukeitimas, apkeitimas, kad jis nebeveiktų, nebegaliotų, kažkokį tas pagrindinį elementą ištraukčiau. Nebeveikia.
bendrai paėmus bendru mastu. Jis veda į destrukciją, kad atsikabintų. Aš čia, kaip sako, čia jų valia, bet kas tie demoniniai visi, jų valia. Demoninės tegul būna savo demoninėje erdvėje ir tenais tegul reiškia savo valią. Demoninėje erdvėje. Čia žmonės į demoniją nori, kad to gero norėdami savo meilės, to lengvumo, to visko. Ir negaudami jie apdemonėja. Išsineša to lengvesnio kelio, to paprastesnio. Pasiduoda įtakai. Iššauna. Tas kontraktus kažkaip nebeleidžiam sudaryti. Raktam. Visi anuliuojasi. Kažkaip tą dienos tas moliūgadienį visą atskiriu. Kažkas čia jau atsitikę, sakau, kažkoks jisai man nėra toks stiprus ar dar kažkaip tais. Amerikoje tai ten ateina tas atpildo kažkokia diena. Man rodo, ten susijęs su ta indėnų žeme, su visais čiabuviais, tų šventų žemių išniekinimo, tų energetinių vietų. Ir čia visi tie raiteliai ateina kažkaip tais atsiimti savo energijos. Ten tai smarkiai veikia. Kažkaip matau, kaip ten tie vietiniai raiteliai eina ir kerta visus. Per miestelį prajoja, atrodo visus energetiškai nukerta. Net tie patys ten susidarė, ten šventimo dienas visas kontraktus pasidarė. Ten toks kažkoks karas vyksta. Šmėklų grinai prisikvietė. Pas mus irgi tas šmėklas kviečiamės, bet mes kitaip, tas kapines čia jau, kurią dieną tvarkiau tas visas aplinkines. Kažkaip dabar duodu irgi intenciją visuose kapuose, senuose ir naujuose. Atsidaryt portalams ir išeitoms sieloms visoms nekabėti. Erdvė ir neįtakoti. Nes realiai visoj žemėje, visos erdvės nežinai, kur kas kada ką buvo. Žinoma, ant žydų ten tų visų atminimų kažkokie tai uždėti. Štampai tokie kaip prisegti, prikaustantis dėmesį ir tokie kaltinantis. Tu esi kaltas, čia grinai tas priminimas, tu čia kaltas. Čia per tave. Ir už tą tiek daug tų ženklų visokių pridėtų visko. Čia tu kaltas. Bet iš tiesų tas ir yra, atrodo, nelabai įeini į tą visą situaciją, kas ten kaip ir kada, bet tos ženklus pamatęs, tas toksai kaltė kažkokia, nesmagumas, nejaukumas.
vakuumas vis tiek atsiranda. Išsprogdinom visus tos štampus. Visų toj teritorijoj, nežinau, čia Latvijoj gal buvę, Baltarusijoj, Ukrainoj, dar kažkur tais Lenkijoj. Čia realiai tokių vietų tai daugiau turėjo būt visur Europoje. Laužom tos štampus, tą magiją jų, visą ten tas kabalistinis medis išlindo, išlaužius, nes ten tie ženklai, tą štampą kažkaip sugrūstas buvo. Ten tas sielas tokia kaip labirintų ratu vis eitų ir neišeitų. Ir jos kaltųjų tą energiją vis traukia, vis maitinasi. Kas pamato, kas žino ir vis traukia. Nori, nenori. Ir nueina. Kažkaip tas jau Izraelį rodo. Kuba maitina, prauna. Išgraudinėja. Tai dabar jau nutraukiam vis šitą kubą, visi žmonės susigrąžina savo energijas, parodo. Duoda informacijos. Ir susigrąžina, pareina. Kas atgal. Mes nusiemam tas visas kalties. Kažkur, kad nerezonuotų, ištraukiam tas štampus, išjungiam. Ir tas sielas, kažkas jau nepatinka, tas ant širdies. Kalė, sudrebėjo net. Noriu portalą atidaryti. Portalas, siela, išėjimai. Kažkokių specifinių ten jų pačių darau. Išvaduoju iš to labirinto. Ir čia automatiškai, kai štampas sulaužia, jie išsivaduoja. Ir išeina aukščiau kažkur tais. Jau tokie visokie demoniniai, tokie kažkokie mutavėsi jau. Vilkolakiai kažkokie, ne vilkolakiai, ten sukasi ratai. Link savo tos vietas ir negali išeiti. Kokie hibridai pasidarė. Atjungiu nuo to jų egregorų, kad galėtų kur nori eiti. Kažkas pyksta, prasarėkia, girdžiu, ką tu darai. Lygybė ir teisybė, sakau. Ten nuo to buvo gal viena, gal kažkas tas išpaužino. Kapalistai kažkokie tais. Išsivaduoju. Transformuoju tą energiją kažkokią irgi. Štai tos štampus, tokie kaip stempus būtų kitokie. Vis tiek jeigu ir atsipalaiduotum, pasiduotum, tai ir nueitų. Paveiktų. Tai ir žydų kapinės, ir mūsų kapinės, visur, tas kryžius nuimu, tas visas mišias. Rodas viską. Nulupa magijas, išdeginu, išpurifikuoju. Giliam palieku tą portalą išeiti. Neklaidintų nei ten liepsnelės, nei ten žvakelės.
Jo, labai klaidina gal tą vaizdą rodo. Tos žvakės kažkaip pririša tas sielas ir jos visos eina kaip tos žvakės. Galvodamos, kad čia šviesa. Kaip ir iškviečia jas iš to kito lauko, tas, kur suplonėjęs yra. Pereina į šitą ir ateina kentėdami pas artimuosius. Tie puola mišias užsakinėt. Tai aš irgi susitvarkau su saviškiais. Uždengiu visas tas žvakes, kad nematytų. Tenais viršuj šviesa būtų ryškesnė, aiškesnė. Ir eitų į ten. Nepalyginama. Išeidinėja. Nušokau truputėlį mintim prie giminių visų ten tų laidotuvių ritualų. Reikia grįžti atgal. Ten irgi sutvarkau, irgi iškertu, kad niekas nieko nesikabintų, netemptų čionais tų dvasių, tų vėlių. Nustotų tampyti pirmyn atgal jasės. Tūskinti. Va, iš kažkokią ugnį paleidau, plazminę, tokį pasirišimą visą. Kabinu ir jos gali visos sielos, ne tik artimieji ar kažką. Daug čia jų visų išeiti. Portalai šviesos. Kažkaip saugojami, visi, kas orientuojasi, kas viską irgi pagalbos prašau, patys ir pasidauginam. Ir biškutėlį pasaugojom, kad jų nenutimpinėtų, nes matau, tokios demoninės energijos pradėjo rinktis aplink. Tvoras aplink erdves kažkaip už nugaros ir kaip gaudytų ir temptų atgal. Atgal pririšinėja, čia nuo bažnyčių eina. Kaip sakau, tos senoviniai kapai prieš krikščionybę, kur buvo kažkaip ten tušti. Ten visi išėję yra. Matau, kažkokios apeigos, kažkokie ritualai buvo ten, kad ir ten tas deginimas. Gal ir tas paverkimas jis ir reikalingas yra, bet tam momente paleidimas, atsisveikinimas, tas toksai, bet išeina tos sielos. Žinoma, yra ten tų visokių bairių, kažkokių irgi, kas ten su demonais kažką pasirašinėjo. Ten leidosi vedžiojimas, kas dar kažką, čia išlenda tos liaudės pasakos visokios. Tie demonai, tie, bet velniai, pinčiukai, visokie viską, bet iš jų mokėjo kaip ir veikti tam pomirtiniam gyvenime ir kaip į tą velnį apgauti. Kaip pratemti tą gumą, kaip ten kažką tais pareikalauti neįmanomo, kaip ten dar kažką. Čia tas pasiruošimas ne tik tam gyvenimui, kaip tą velnį apgauti, bet ir net po mirties. Čia matau, kaip ir toks būdavo tas patikrinimas, vis tiek kažkokie eina tie vartai, tie etapai ir kaip
tu sugebėsi vat su sąmoningumu ar ten dar kažkuo tais vat apeiti tą sistemą. Ten ir reptai išlenda, ir tas visas reinkarnaciniai tie visos procedūros. Kad buvo žmonės, kurie vat su ta vat sąmoninga mirtim, jie apeidavo, apgaudavo, nes aš tą vat matau, kad gudrauti tai galima. Ir ten. O jie to nemoka. Jie to nesupranta. Jie viską tiesiogiai priima. Visos ten tos energijos, tiek demonų, tiek pilkių, tiek reptų, kažkaip vat pasakei, vadinasi, taip ir yra. O kad tu ten tam pasakymui turi kelis variantus, jie to ne gali privesti prie kitos šeimoje, kažkaip nedašunta. Ieškau dabar tos informacijos, kaip čia ją visą ištempti į paviršių, į dabartinius tuos visus, nes dabartiniai bažnyčia vat prikala, pririša ir viskas. Dar vat paraudojam pastoviai, nu tai ir sėdėk. Sielos dalis prikabinta pastoviai. Gerai kažkaip tais vat. Tas prisiminimas ne su ašaromis, su dėkingumu, su pagarba turi būti. Dar kažką tais pagarbiai ateit aplankyt, padėkot. Gerai. Atsijungiu. Mane vėl meta prie tos giminės kapo, nesuprantu kodėl. Nu, todėl, kad ten irgi toks ritualas gaunasi, kad visas vėlinės, ten visi susirenka, susitinka, ten nemanau, bet iš vyro pusės. Bla, 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 paskui kažkokius ceremonijas, dar kažkas, vat, ir mane ten meta, turbūt reikia va čia va kažką tais iš giliau atimti, neatimti, o atkasti, kas čionais, kame čia šaknis, kažkaip tais giminė, matau, visa raukėsi kažkaip tais. Grynai kaip sutraukinėja tokia, vat, iš praeities, iš ateities į tą dabartinį tašką, tokia kažkaip tai susisuraukti būtų. Kaip į vieną guzą suspausti. Nes ten tie protėviai jau ten visi, oi, vis dar laiko irgi pakabinusius, kaip jie ten vat plaukioja. Iš viso, kad jie tenais jau senai reinkarnavęs, išėję ir viską, o vis tiek laiko prikabinę. Galbūt nereikia ten metų metais net jų prisiminti ar dar kažką tais. Nu, šneku apie tos visus prosenelius ten, kad dar turi kokius dar kažką tais. Kažkaip ne taip. Kažkaip matau, kaip ateina, visus vėl suriša. Kažkaip priklausomus padaro vienas nuo kito. Ar kaip negalėtų gyventi savo gyvenimu. O vat kažkaip tais vienas prie kito kažkaip tai susiję, kaip atrodo, jie atsiskiria, kaip be rankos be kojos būtų. Bet čia jau šeimos programa kažkokia jau įvaryta.
kad ten tau giminaitis padės nelaimėj, ten dar kažką tais tau turi padėt. Neturi. Kodėl tau turi tos nelaimės būt? Irgi neturi. Savo gyvenimą, va čia tai turi gyvent. Ir tos stiprybės giminės kažkaip tais per kojas prašyti, o čia grynai matau per širdies čakrą, kaip su adata, su siūlu visus suveria ant vieno siūliuko, sukabina tokio girliandą padaro. Atseit jūs čia vat esat giminė, jūs čia vat kažkokias žaidas, kažkokias nuoskaudas. Kad būtum, tai rodo grynai turi įsižeminti su šaknim, pasiekti tos protėvius, savo šaknis ir gauti iš tų šaknų vat, tą stiprybę, tą jėgą visą, tą išmintį. Nors ir tai ne visai jinai reikalinga, jau daug dalykų jau mums nebereikalingų, jau kitaip viskas sukasi, nei to bado yra, nei to dar kažko, tai nei mums ten reikia mokėti ant tas karves, kiaulės, kaip prižiūrėt, kaip avis tenais kirpt ar dar kažką tais. Daug dalykų tokių nereikalingų yra. Kaip pagimdyti 17 vaikų, kaip juos išauginti. Kažkaip tais jau tokios, tas programos atsikabinti reikia, atrodo, kaip susitelkti ir turi praeiti ir prasijoti. Ir juos pačius kažkaip paleisti, leisti jiems būti ir paleisti. Jų laiku buvo taip reikalinga, taip įprasta ir jie dalinosi savo tavo žiniom, išmintim, o dabar yra kiti laikai ir mums reikalingi kiti dalykai. Ir tos senos tiesos, visos jos mums yra pritaikytos dabar, nėra tinkamos. Tai vat jas visas irgi atsijot reikia, atsirinkti. Ir tada vat ir jiem palengvėja ir mes to svorio nebesinešam. O kas, per širdį vat suveria vat tas vat neteisingas jungimasis, vat tie neteisingi pamokymai, tas auklėjimas, kaip čia pavadinti, pasakymai. Ir juos vis vat tie vyresni nešasi ir vis vat jaunus vis atrodo. Vaikučius dar kažką tais vis suveria ant to siūlo, vis dar veria, nes čia tradicija taigi tokia, mes čia taip turi daryti, va čia taip darė mum ir mes čia, nes dabar taip turim daryti. Kažkaip atėjus aš ten sutraukiu tą siūlą, nesakau. O dabar elgsimės kitaip, pabandysim. Ir padarysim kitą. Ir matau, va tos kojos įsižemina, susiema delnais, tas delnų čakros kažkaip susiaktyvuoja, delnas su delnu ir vat užeina per ašį visą. Ir informacija duodama tiems ateitiems kartoms, ne tiek informacija, tiek energija, tas pastiprinimas. Kad jie galėtų savo norus, savo svajonės įgyvendinti, savo tikslus pasiekti. Nes čia iš visų ten vos ne anūkus matau ir dar kažką tais visai į ateitį. Tas srautas yra perduodamas. Iš praeities į ateitį toks kaip sukūrimas. Nu va. Susirinko dabar senoliai. Kiekvienas su savo kažkur kažką tai savo vat atnešė, kas jam buvo būdinga. Tokios kaip būtų vaišės, bet vaišina vėlės.
Man toks iš karto vidinis atmetimas, ar galim valgyt vėliau maistą. Ar čia taip įmanoma? Kas čia įvyksta? Nes kad mes maitinam, tai jo ten ir tas kūčius, ir ten dar kažkokie ten rusų, slavų tie papročiai visokie, ten jie maitinasi. Ir šiaip maistą neša, ir užkasinėja ten, ir saldainius vaikam, ir visokių, irgi turi tų visokių papročių. O čia sakau, kas. Kodėl? Nu, matau, tą dieną, būtent tą siauriausią dieną, kažkaip galima imti iš jų maistą, bet taip įdomu, matau, vis atėjo su tokiais puodais, su kažkokiais daiktais, atsisėdo ant žemės, kaip indusai, sukryžiavę kojas, kažkaip atidengė ten tos puodus, tam kažkokia tais kaip sriuba, kaip dar kažkas. Čia kaip energija. Springt pradėjo. Energijos kažkokios. Bandau suprast, kokios čia tos energijos. Nu va ta energija duodama mūsų tikslam, mūsų svajonėm. Kai mes pasiuntėm tą impulsą, tas energijas į ateities, tai jie irgi pasiunčia ateičiai, bet dabar tokią formą, nes aš susidėliojus irgi savo tikslus, esu prašius irgi to pastiprinimo, palaikymo, irgi išeiti iš tam tikrų situacijų, o čia jie duoda tos jėgos, atsiblokuoja tam tikros energijos, tai skirtingas puodas, tai tavo skirtinga energija yra. Vienur meilės, kitur finansai, kitur sveikata, trečia dar kažkas. Čia kaip būtų tas mazgas, tas buvęs, tas toksai izoliacija, kaip ir atsiriša ir pasileidžia per mus iš protėvių ir vėl eina į viršų. Tai ko jiems reikia. Padėkoju aš jiems. Šiurpuliai purta. Nu, tų protėvių sriubos. Nu, tas energijos labai dėkoju, nes iš tiesų, žiūrint į protėvius, į tą visą liniją, tai šitiek visko yra prikaupta ir tikrai jos yra. Tik reikia atlaisvinti. Su jais pašnekėjus, su jais pabendravus, išimi juos iš tam tikrų programų, kad nebeveiktų mūsų tos programos. Ir tada gali energija laisvai tekėti. Nu, tai padarau irgi su kita pusė giminės. Irgi atlaisvinu tos visus trūkčius, viską. Ir dabar čia irgi taip pasižiūrėjau, dar irgi buvau girdėjus tą informaciją, bet dabar pasitikrinau, kad nešiodama vyro pavardę, tu priimi vyro giminę. Ir lygiai taip pat reikia su jie dirbti, kaip ir kur kraujo linija neši giminė ir lygiai grečiai su vyro giminė.
Ir jo, tos visos iškraipytos pavardės kažkaip nesusijungia, nes dabar irgi kelis tos variantus turiu ir matau, kaip juos išmetinėja. Jų neprileidžia prie tos ribos. Toks kaip klikas gaunasi, atjungia, nes kažkaip ta linija tokia vis tiek eina. Nors čia žinoma, tos giminės tai daug visokių niuansų eina. Ir dabar taip irgi įdomiai. Ir kitą pavardę matau ten tų senelių moteriškos giminės. Tai sakau, eiti į vyrišką giminę, iš kurios vat atėjus ta dabartinė mano pavardė. Nu, ten irgi kažkokiu veidrodžiu karalystėje uždaryti. Tai atlaisvinu. Išimu tos veidrodžius, išimu tos programos, tos kažkokius ego, tos kažkokius įsiskaudinimus, kažkokius nuvertinimus, ateina toksai tas geresnis, tas blogesnis, tas dar kažką tais. Jis ne taip pasakė, ne taip pažiūrėjo, ja, tas traumas. Gerai priimu aš juos, tą visą vėl informaciją, tokią, kokia jinai buvo, vėl atsijoju viską. Ne visos programos tinkamos, ne visos reikalingos. Nu, kai programos išvis nereikalingos, nu, gal reikalingos, nu, tai galima ir gerų programų pasidaryti. Bent jau tinkamų šiam momentui kažkaip perkonstruoju. Ten tokie biški apžūros. Kažkas, kas susirinko, tai jau viskas susirinko ir niekas niekam nieko neduoda kažkaip tas. Sakau, taigi dėl tos pačios giminės linijos čia viskas ir eina. Į vaikaičius, provaikaičius, į visatą, į visą aplinką, visur ta energija yra išspinduliuojama. Neturi būti vienam šuliny, vienoj pelkėj, kur viskas rūksta. Turi būti tekėjimas, kažkokios tos užtvankos nukrenta. Prakrenta. Ir išsilaisvinu ją. Kaip ir susitvarkiau. Čia. Ja, daugam čia mūsų galima tvarkytis ir tvarkytis. Dar bus ir bus ką. Nu, vėl pasikeliu aukščiau, vėl pasižiūriu tą visą bendrą atmosferą, tą viską kažkaip kopi-peistus ir viską padauginu. Išdidinu. Tas geras energijas, tas visas apsaugas, viską kažkaip tas bažnyčias, tas ritualus visus izoliuoju. Kad būtų kaip puodais varška, bet vis tiek iš tuščio puodo košės neišvirsi. Palengvėja pagaliau. Sulaisvina energijos. Sienų ritualai, apeigos, dar kažkas. Gerai. Tiek užbaigiu šitą